mes turime beveik 30 įmonių, kurios palaiko šitą iniciatyvą, konsultuoja moksleivius ir studentus ir turime 30 komandų iš mokyklų, gimnazijų, kolegijų ir profesinių mokyklų, kas būtų apie 120 moksleivių ir studentų ir dar jų apie 30 lydinčių mokytojų. Tai šiais metais galiu drąsiai sakyti, kad turime gausiausią būrį svečių, tai yra apie 200. Įvertinus tai, kad laiko iš tiesų buvo labai nedaug, tai vertinu labai gerai, nes buvo ir kūrybiški, ir susitelkę, ir ieškojo visų įmanomų variantų. Tai kaip ir tikėjausi, iš tiesų į finalą išėjo tos komandos, kurios buvo labiausiai motyvuotos ir kurios išnaudoja ne tik tai žinias, bet ir savo, sakykime, kūrybinės idėjas. Mūsų užduotis buvo sukurti mini planą strategiją Šiauliams. Būtent turėjome sukurti tam tikras idėjas ir jas pateikti, kaip galėtumėme jas įvykdyti ir kaip galėtumėme atgaivinti Šiaulius. Argumentuoti. Jo, kad čia pasiliktų daugiau žmonių. Ir viena iš mūsų idėjų buvo kino teatras po atviru dangumi prie Salduvės kalno. Toliau gatvės įvairūs turnyrai, pavyzdžiui, kaip krepšinės gatvės, pavyzdžiui, kaip šokiai. Sunkiausia tikriausiai buvo ta užduotis, kurios mes dar nepabaigėme, tai yra įmonės valdymo užduotis, nes padarėme vieną labai didelę nesąmonę ir dabar dėl to kenčiame. Man labai patiko, kad kai kurios komandos tiesiog neprarado vilties iki paskutinio momento ir pasitelkdami kūrybinius sugebėjimus, sakykime, net praradę kažkokią tai dalį kapitalo, jie rado sprendimų, kaip išsisukti iš šitos situacijos. Tai aš manau, kad tai yra mūsų ateities lyderiai, mūsų ateities verslo žmonės. Užduotis buvo sukurti naują produktą Rūtos saldainių linijai ir padaryti ir 3 netradicinius reklamos būdus kažkokius tai padaryti. Tai mes šios punktus įvykdėm puikiai ir kaip minėjau, kad užėmėm pirmąją vietą. Kokias idėjas pasiūlėt? Štai kaip matot, mūsų talismanas toksai, kaip reklamos būdas, paskui buvo ant grindinio dėti pėdutes iki saldainių linijos su Rūtos logotipu taip ir paskui skrajutės. Tiesiog irgi ir statulėlė dar, tai be abejo statulėlė irgi su auksinio berniko statulėlė, šokoladinė, įpakuota į dėžutę, kur parašyta Rūtos legenda ir auksinio berniko legenda. Mūsų buvo Šiaulių televizijos užduotis sukurti laidą, kurios šūkis būtų ši laida skiriama jaunimui nuo paauglio iki studento. Mūsų idėja buvo laida, kuri susidarytų iš 4 rubrikų. Tai yra gatvės rubrika, interneto rubrika, pasidaryk pats ir kultūros rubrikos. Galbūt įdomiausia, bent jau man buvo iš tikrųjų galvoti iš tikrųjų viską ir galvoti, kaip tas idėjas būtų galima realizuoti iš tikrųjų, nes labai sugalvoti yra lengva, bet kai reikia prieiti prie to klausimo, ar būtų tai įmanoma, jo, tai va tas buvo lėšų, kas būtų rėmėjai. Man tai labai įdomu buvo praeitą ketvirtadienį bendrauti su įvairių įmonių atstovais, verslininkais ir sėkmingais žmonėmis, kurie turi didelę darbo patirtį ir man tai paliko labai didelį įspūdį ir labai patiko. Mums teko tokia garbė organizuoti finalinę pačią dalį šito projekto, tai yra imitacinės verslo įmonės modeliavimo, kur studentai ir dalyviai galėjo laisvai prisiliesti prie realaus įmonės valdymo. Tai yra išbandyti savo jėgas tiek praktiniuose, tiek, sakykime, metodiniuose skaičiavimuose ir pažiūrėti, kokie rezultatai jie gali realiai iš to gauti. Tai kaip ir pagrindinis tikslas buvo įmonių uždirbti kuo didesnį pelną ir taip pat, kad akcininkai būtų patenkinti išmokėti kuo didesnį, kaip pasakyti, dividendų ar ne, sumą. Tai buvo pagrindinis jų tikslas. Kaip manote, kas? Ketvirtoji vieta. Ir trečioji vieta. Tai antroje vietoje mes turime Jeigu ką nors žinojo, ar nespėjot sužinoti, tai bent versle šiek tiek apžinot. Laukiam jūsų iki kitų pasimatymų. Ačiū be abejo savo mokytojai, kuri daug didelį indėlį įnešė į mūsų darbą iš tikrųjų. Ir ką, ačiū visai komandai be abejo.